kad tos žinios, jos iš tiesų, apie kurias mes kalbam, apie tą nemirtingą sielą ir scenarijų, ir paskirtį, ir prasmę, jos persipina su daugeliu religijų, bet tarsi nei vienai nepriklauso 100%. Nes apie sielą kalba ir krikščionybė, apie reinkarnaciją kalba ir rytų filosofijos, ir teosofija, bet visi truputėlį kitaip. Ir šitam pasauly mes neturim tokios įstaigos, kuri patvirtintų, kad va čia yra tiesa, galutinė, vienintelė, neginčijama. Įvairios tradicijos, įvairios religijos turi savo kažkokią požiūrį į visus šitos egzistencinius svarbius dalykus. Ir visai nesenai tokį pamačiau straipsnį apie tai, kad sociologiniai tyrimai rodo, kad vakarų pasaulyje labai sparčiai auga žmonių grupė, kuri yra vadinama dvasingi, bet nereligingi. Tai yra žmonės, kurie nepriklauso tradicinėms bažnyčioms, tačiau jie praktikuoja jogą, meditaciją, domisi kvantinė fizika, domisi sąmonės plėtimu ir patiria visokių mistinių išgyvenimų. Tai kažkaip skaitydama tą straipsnį, taip supratau, kad tikrai priskiriu ir aš save šitai grupiai. Tarsi visose religijose, tradicijose randi kažkokių perlų, bet kažkuriai vienai priskirti, kad aklai tikėti, pasitikėti ir eiti tik tai tuo vieninteliu keliu, man per šitą gyvenimą nepavyko. Nes mes esam tokie tiesos ieškotojai, esmės ieškotojai, kur tiesiog mums tas žinias, kurias mes gaunam iš išorinio pasaulio, reikia pasimatuoti, reikia pritaikyti į savo realybėje, kaip tai veikia, pasižiūrėti. Ir neišeina tai pasirinkti to vieno kelio. Iš kitos pusės yra labai gražus pavyzdys, kad mes tarsi visi esame viename name ir žiūrime pro skirtingus langus. Kažkas žiūri į viršų, pro apvalų langą, kažkas žiūri į rytus, kažkas į šiaurę, bet tarsi visi viename name ir truputėlį renkamės kitus skirtingus kelius, renkamės tai, kas mums yra artimiausia. Ir tai yra gerai. Kažkada buvo atėjęs toks suvokimas ir pamatymas, kad tarsi daug tų puzlių detalių, kurios yra visos svarbios, jos skirtingas, bet jos visas reikalingos, kad kažkada jos susijungtų į tą vieną didelį gražų paveikslą. Tai aš manau, kad mes per savo tos ieškojimus, kai stebime ženklus, simbolius, stebime savo jausmus, emocijas, ką kiti žmonės mums atneša į gyvenimą, per tą atvirą protą, kuris tyrinėja, analizuoja, per tą atvirą širdį, kuri nepamiršta, kad svarbiausia, ką mes bedarytumėm, tai yra būti tiesoje, būti meilėje. Tai tas ieškojimas gyvenimo vertės, gyvenimo prasmės, gyvenimo paskirties man visada atrodė svarbus ir ne tik man, tūkstančiai metų žmonės gilinasi į tai. Iš tiesų labai maža žmonių dalis, kurie nuo vaikystės, nuo jaunystės jau žino savo kelią, jau turi tą pasirinkę kelią. Kažkas žino, kad didžiausia aistra yra dainuoti, šokti, kažkas mokykloje įsigilina į kokią nors istoriją, biologiją ar dar kažkokį įdomų jam dalyką. Ir tokiem žmonėm net nekyla klausimai, ką aš veiksiu, kai baigsiu mokyklą. Toks žmogus iš karto žino, kad visas jo dėmesys eina į tam tikrą veiklą, tam tikrą dalyką ir jis nori tik tai daryti. Bet tokių grynuolių, tokių žmonių yra labai, labai nedaug. Psichologijoje tai yra siejama su ankstyvu identiteto pasiekimu. Ir tie žmonės turi tą stiprų vidinį jausmą, jie tiesiog ir net nebereaguoja, kas aplinkui, kokios mados, kokie pasiūlymai, jie susitelkia į savo. O visgi didžioji dalis, ir ypač paskutiniais čia dešimtmečiais, kai
aplinkui matoma, kiek yra daug pasiūlyta pramogų, malonumų. Tai žmogus vietoj to, kad keltų klausimą, kur ta mano vieta gyvenime, jisai kelia klausimą, o tai kaip gauti daugiau pinigų, nes tiesiog norisi mėgautis šio gyvenimo, šio pasaulio malonumais, atostogauti, pramogauti, gerai rengtis ir taip toliau. Ir visa tai tarsi tampa daugeliui žmonių svarbiau. Ir kažkurį laiką gyvenimas mums leidžia mėgautis tuose malonumuose, tačiau jeigu žmogus turi tą savo pašaukimą atlikti kažkokį didesnį, prasmingesnį darbą, jeigu ta siela jau yra brandesnė, jokios pramogos, jokie malonumo siekimai nepatenkina tos egzistencinės tuštumos, kuri atsiranda bręstant su metais. Žmogus bando ją kažkaip užpildyti visokiais trumpalaikiais malonumais, bet tas vidinis balsas vis tiek klausia, o kas toliau? Ir va tas modernaus pasaulio konfliktas tarp vidinio pašaukimo ir išorinių pagundų. Tačiau gyvenimas mums primena, anksčiau ar vėliau įvairiausiais būdais, jis tai primena, kad mes čia atėjom kažką svarbaus nuveikti. Ir kažkam tai primena per kažkokią krizę, per ligą, galbūt šeimos narių ligą, kuriais tenka rūpintis, nes siela galbūt pasirinko pamoką išmokti kantrybės, besąlyginės meilės, nuolankumo. O galbūt, kai suserga mums artimas žmogus, mūsų šeimos narys, mes pradedame labai stipriai domėtis to visų sveikatinimosi pasauliu, augalų pasauliu, kaip padėti, kaip išgydyti, ar dar kažkokiais būdais. Yra tikrai daug istorijų, kur žmonės netgi pasirenka gydytojo ir psichologo kelią, norėdami padėti savo artimiesiems, savo šeimos nariams. Ir tai, kas iš pradžių ir atrodo kaip iš vis asmeninė tragedija, gali virsti iš vis tokia globalia gyvenimo misija. Ir yra vienas toksai senas filmas, labai gražus, senas, 1992 metų, Lorenzo aliejus. Tai yra pagal tikrus įvykius pastatytas filmas, kaip tėvai dėl to, kad susirgo vaikas, jie yra priversti tiesiog ieškoti būdų, kaip tam vaikui padėti. Ir taip jie atranda, sukuria tą Lorenzo aliejų. Labai stiprus, gilus filmas, nes rodo visą tą kelią, kaip visa tai vyksta. Kadangi tas vaikas buvo tarsi toks dvasinis karys, kuris pasirinko savo gyvenimą šitoje žemėje būtent todėl, kad pažadintų tėvų misiją, tėvų paskirtį. Jis atėjo tam, kad tėvam primintų, kad jie atėjo į šitą žemę atlikti tam tikrą užduotį. Ir vaiko siela pasirenka būti tuo ligoniuku, dėl kurio tėvai ilgai dirba, kad išrastų kažkokį būdą, kad padėti savo vaikui. Tai kai žiūrim iš tos visos filosofinės prasmės, tai yra labai tikrai gilu ir stipru. Ir rekomenduoju šitą filmą ir pasižiūrėti. Nes būtent ten ir yra tos scenos, kai tėvai būtent, ko mes dar nematom, ko mes dar nesuprantam, ką mes dar turim padaryti. Jie eina per tai, jie kelia tos klausimus, ką jie turi daryti, kad kažkaip padėtų tam vaikui, bet galutinis rezultatas vis tiek yra tai, kad jie atlieka didžiulį darbą, ne tik dėl savo vaiko, bet dėl visų žmonių, kurie ir ateityje tą ligą gali susirgti. Ir prisimenant mano irgi gydymą energijomis, kai visa tai prasidėjo, tai mano tas pirminis toksai impulsas irgi buvo padėti artimam žmogui. Ir tas noras nuvedė į šitą sritį gilintis, mokytis ir dirbti su tuo. Ir jeigu mes
nukrypstam nuo tos savo esmės, nukrypstam nuo savo kelio, tai gyvenimas visgi sukuria kažkokias situacijas, įvairias situacijas, kad mes sugrįžtumėm ir pamatytumėm tas savo tikrąsias vertybės ir pradėtumėm gilintis, ką galiu padaryti vat į tą prasmę. Gyvenimas sugalvoja įvairiausių būdų. Ezoterikoje mes tai vadinam sielos krize, kai ateina va tas nusinulinimo laikas, kai kažko žmogus netenka, praranda. O analitinėje psichologijoje, Karlo Jungo darbuose mes tai vadinam šešėlio integracija, kai mes turim peržvelgt kažkokius giluminius dalykus. Ir praeitą užsiėmimą mes kalbėjom apie tai, kaip svarbu dirbti su negatyviom energijom, darėm praktikas ir visą laiką darom visuose kursuose, kad apvalyti tuos ir prisijungimus energetinius nematomus plika akimi, tačiau jie yra su kitais žmonėmis ir kažkokius įspūdžius senus susikaupusius. O šiandien noriu kelias minutės skirti būtent šešėliui. Tai, ką vadiname psichologijoje. Labai dažnai šešėlis kalbasi su mumis per sapnus. Jeigu mes su kažkuo ten kovojom, nuo kažko bėgam, bijome, kažkas mus ten gąsdina, puola, tai dažniausiai, jeigu jūs paieškosit informacijos, ką šitas sapnas reiškia, tai rasite atsakymą pagal Jungo psichologiją, kad tai yra jūsų vidinis šešėlis. Ir kol mes jį nežiūrime, tol jis mus gąsdina, tol jis mus vejasi. Nes šešėlis tai yra tai, kas visuomet seka iš paskos, kol mes jį ignoruojam. O kai nustojam bėgti nuo savo konfliktų, nuo savo emocijų, atsisukus ir pripažinus, kad jie yra, atsiranda galimybė tai keisti ir tai transformuoti. Nes tai, ko mes labiausiai bijome, iš tiesų yra ne išorėje, o mūsų prote.